Dramblys kambaryje yra tai, kad Jungtinių valstijų kariuomenė patapo samdinių pajėgomis globalistams. Yra taip, kad karai Irake, Afganistane, Ukrainoje ir visi slapti karai tarp jų buvo melžiama kalvė globalistų konspiratoriams ir tuo pačiu sukurta subankrutuoti Jungtinės valstijas. Jungtinės valstijos dabar atrodo kaip greitai smunkanti civilizacija. Dramblys kambaryje yra tai, kad COVID-19 buvo tiesiog rugsėjo 11-osios tęstinumas. Skirtumas yra tai, kad ketinimai yra visą pasaulį paversti į oro uostą. Dramblys kambaryje yra tai, kad žmonių suvarimas į įmantrius išmaniosius miestus, vadinamus 15 minučių miestais, yra planuojamas ir gyvendinamas. Dramblys kambaryje yra tai, kad yra planas sukurti centralizuotą skaitmeninio banko valiutą ir visa tai sudaro absoliučią vergovę. Dramblys kambaryje yra tai, kad liko mažiau nei savaitė vienam valstybės vadovui nusiųsti paprastą laišką PSO, kuriame būtų pareikšta, kad jie atmeta pataisas, kurios buvo priimtos gegužės 27 dieną 2022 metais. Apsimeskime, kad globalus perversmas tam, kad sukurti biomedicininę tironiją, nevyksta. Ar nors vienas gubernatorius pasvarstė išsiųsti laišką? Dramblys kambaryje yra tai, kad kylanti fašistinė, socialistinė, marksistinė, komunistinė, technokratinė. Pasirinkit savo metaforą totalitarizmui. Aš labiau mėgstu psichopatinis autoritarizmas, supervalstybė, linkusi depopuliuoti planetą, deindustrializuoti didžiąją jos dalį ir pavergti, kas yra likę iš neofeodalistinės globalios plantacijos. Tai yra taip pat varoma transhumanistinių tikslų transformuoti tai, kas yra likę iš žmonijos, į kažką, kas ilgiau nebebus žmonės. COVID-19 injekcijos buvo tikėtinai pats katastrofiškiausias įvykis žmonijos istorijoje. Realybė yra ta, kad mes net nežinome, ar žmonijos rasė išgyvens visą tai. Nebent žinoma, mes patirsime globalų branduolinį karą, kuris galimai nėra nuimtas nuo stalo. Galų gale, Dramblys kambaryje yra tai, kad sausainiai Oreos yra užnuodyti. Daktaras Josephas Sansonas yra psichoterapeutas besipriešinantis psichopatiniam autoritarizmui. Dėkoju, kad klausėte ir iki susiklausymo, mielieji.